Ieva, labas! Taigi sveikinu tave, nors ir vėliau su praėjusiu gimtadieniu ir norėdama, kad mano sveikinimas būtų labai originalus, ketinu tau paskaityti šitą, kas tave tikrai sudominto. Tai yra maža ištrauka iš sovietų istorijos. Taigi atidžiai klausykis. Nemeluoju, negi tikėjais, kad iš tikrųjų skaitysiu. Iš tikrųjų, čia yra knyga apie vegetarišką virtuvę, kurią pati gavau dovanų iš tetos, kuri turbūt nežino, kad aš nemėgstu daržovių. O juk apie knygą apie vegetarišką virtuvę niekas nerašytų dalykų, kur nereikia daržovių. Gerai, aš susimojau. Taigi aš skubu tave sveikinti, nes labai nenorėčiau, kad kas nors ateitų ir rastų mane kalbančią su savimi ir dar prieš kamerą. Bet to už minutės ir 15 sekundžių baigsis daina ir aš kalbu labai greitai ir nepasiruošusi ir man tikrai gėda, kad aš nepasveikinau tavęs laiku. Taigi, Ieva, sveikinu, būk laiminga, nesidažyk daug, nes kosmetika kenkia, tu jauna ir graži ir taip. Ir, žodžiu, mokykis lenkų, rusų, istoriją, sovietus, nacius ir visa kita ir būk gerutė Vilniui.